Sveiki, jūsų dėmesiui naujausios mūsų krašto žinios. Ir dabar apie tai, kokius reportažus mes jums parengėme. Raseinių krašto garbės pilietis Česlovas Kenstavičius šią savaitę paminėjo garbingą asmeninę sukaktį. Raseinių krašto sąjūdis Rasai valdyba patvirtino savo kandidatą į Lietuvos Respublikos Seimą. Labai ramus eilinis 29 rajono tarybos posėdis. Rugpjūčio 1 dieną garbingą asmeninį jubiliejų šventė mūsų krašto garbės pilietis, verslininkas, politikas Česlovas Kenstavičius. Energijos jums gali pavydėti ženkliai jaunesni. Tokiais žodžiais jubiliatą sveikino mūsų rajono vadovybė. Česlovas Kenstavičius, akcinės bendrovės Raseinių žuvininkystė generalinis direktorius. Raseinių krašto garbės pilietis, konkurso Lietuvos kaimo spindulys nugalėtojas. Nuo 2003 metų aktyvus rajono politikas. Jau 50 metų jubiliatas aktyviai dalyvauja rajono visuomeninėme ir kultūrinėme gyvenime. Na ir naujiena, kaip manome, tapsianti šios savaitės sensacija. Raseinių krašto sąjūdis Rasai šią savaitę pristatė savo kandidatą į Lietuvos Respublikos Seimą Raseinių vienmandatėje apygardoje. Spėliojimų ir pasiūlymų buvo daug. Jordanas ir Viktorija Kenstavičiai, Česlovas Kenstavičius, Kristina Bartkutė ir taip toliau. Tačiau paskutinę Liepos mėnesio dieną Rasų valdybos pirmininkas garsiai ištarė savo komandos kandidatą, kuris nepaslaptis daugeliui buvo labai netikėtas. Tai Vida Ačienė. Ir iš tikrųjų norim išrinkti tą kandidatą, kuris galėtų iš tikrųjų dirbti ir padėti mūsų kraštui. Pirmas dalykas, labai malonu, kad gavom nemažą pasitikėjimą tiek aš, tiek mano žmona, tiek mano tėtis. Tai aišku, mums, kaip sakant, daro tikrai didelę garbę, kad mumis pasitikė ir kad mus mato, kad galėtume mes kandidatuoti. Bet visų pirma, mes esam nemažai davę pažadą prieš rinkimus, mumis pasitikėjo. Ir mes, manau, kad labai nemažai galim padaryti čia vietoj, būdami. Ir visus savo pažadus mes tikrai norim įvykdyti. Tai pirmas dalykas tai, kad aišku, Seimo nario, kaip sakant, irgi yra nemažas, gali būti indėlis rajonai ir tikrai tos stiprios pagalbos tikrai reikia, nes mes labai dažnai kartais matom, kad stringa tam tikri projektai, kartais ne tik iš mūsų, kaip sakant, čia vietinės valdžios ar savivaldybės būna, savivaldybės administracijos būna visi projektai kaip ir paruošti, jau reikėtų pradėti gyvendinti ir paraiškos ir kartais tai šitas procesas kažkur trunka apie metus laiko. Tai mums tikrai reikalingas žmogus, kuris, kaip sakant, šiek tiek tenai vietoj padėtų, pakoreguotų, patvarkytų. Ir aš manau, kad bendrom jėgom būtų tikrai, kaip sakant, galimas darbas bendram Raseinių labui, jis būtų dar, matytum, geresnius rezultatus. Jūs sutikite, Vida Ačienė, taip pat žmonės raseiniški išsivers į Remigijų Ačą. Tiesiog kaip Rasai, kaip organizacija, kaip sąjūdis planuoja kalbėti apie tai, kad tai nėra tas pats, nėra partija Tvarka ir Teisingumas. Tai visų pirma, mes tikrai priimdami tą sprendimą, tik kad paremt Vidą Ačienę, tai tikrai mes labai ilgai svarstėm visas galimybės. Visų pirma, mes šiandien ir kartu su Tvarka Teisingumu, su Remigijaus Aču, kuri kaip lyderiai esam bendroj koalicijai. Tai principas mūsų yra šiandien galbūt sąjūdis šiek tiek gal skiriasi nuo partinių dalykų, kad jo šiandien nėra daugiau kaip partijos interesai, bet mūsų šiandien visų, kas pas mus dalyvauja, mūsų sąjūdiečiai, visi mūsų žmonės, yra pats pagrindinis dalykas, kad būtent padėti Raseinių kraštui ir kad visi mūsų sprendimai būtų priimti vardan ne kažkokių tai politinių ambicijų, o vardan to, kad mes kažką tai pasiektumėm rezultatą naudingo mūsų kraštui. Mes šiandien labai dažnai matom, šiandien mes turim Seimo narį ir turim valdančiąją, arba daleiskim turim mero instituciją. Ir mes matom, kad nėra susikalbėjimų. Tai labai dažnai mes šiandien matom daug visokio purvo pilstamo. Tai viena pusė, tai kita pusė. Ir visą laiką tas toksai karas, kuris skaityčiau, be rezultatų. Šiandien mums nereikia, kaip sakant, kas ar daugiau parašys, ar daugiau pasakys vieną kitą žodį. Mums šiandien reikia susitelkti visiems. Į kumštį reikia daryti darbus. Mums labai buvo svarbu atsirinkti tą kandidatą, kuris jau galėtų, kuris turėtų žinių ir būtent kaip tai bebūtų, bet šiandien vienas iš pagrindinių dalykų tai yra visi projektų rašymai ir žinojimai, kaip juos reikia, ką reikia daryti, kad paprasčiausiai rajoną ateitų papildomi pinigų srautai, kad bendra situacija gerėtų ir nuo Seimo nario aktyvumo labai daug priklauso
šitose mandatinėse, už kur išrinkta, tie kraštas tikrai kartais ir nemažai yra aptraukimo lėšų. O manau, kad Vida viena iš tokių žmonių, kuris, kaip sakant, tikrai supranta, nes jinai būtent dirbo nacionalinį mokėjimo agentūrai. Jinai iš tikrųjų, kaip sakant, yra įvaldžius, gerai žino įstatymus, supranta, kaip tą dalyką daryti, ir mes iš karto automatiškai turėtumėm tikrai gerą žmogų paruoštą, kuris tikrai, manau, kad įsijungtų į tą darbą ir mes turėtumėm naudą. Aš manau, Vida Ačienė ar Remigijus yra asmenybės ir turi atsakomybės jausmą. Tai tas yra pagrindas. Ir mes tikrai nesam politikos siekėjai ir lakstymo, ir mūsų šiandien, kiek mes patys, tiek valdybai kalbėjom, tiek viskas, ne tas mūsų tikslas yra. Ne tas tikslas nesiekti politinės karjeros. Nors susirinkusiems Rasų valdybos nariams tai buvo naujiena pakankamai netikėta, tačiau jai kaip labiausiai tinkamai kandidatūrai pritarta vienbalsiai. Kažkaip žinot, gal šokiravo, bet paskui kaip įsigilinam apie jos nuveiktus darbus, apie ją pačią kaip asmenybę, kaip viską. Ir kadangi eina jinai nuo Rasų judėjimo ir bendroji koalicija, aš manau, kad tai geras pasirinkimas yra Rasų. Aš manau, kad pirmiausia mes turim tikrai įsisąmoninti ir nepulti, kad jau išgirdus pavardę tapatinti. Tai yra skirtingi žmonės ir skirtingų pažiūrų, nesvarbu, kad jinai, sakykime, gyvena ir šeimoje, bet mes kiekvienas turim savo įsitikinimus. Ir kadangi pritarė Rasom, jos yra judėjimas ir yra nekorumpuotas žmogus, tai aš manau, kad nesigirdėjo apie nieko blogo, o jinai siekia savo tikslų, savo uždavinių, ir kuriuos jinai vykdo ir tikrai padeda kaimų bendruomenėm. Ir asmeniškai aš projektėlį rašiau išvykai ir buvo užstrigęs vertinimas jos dėka. Šiandien yra jau pravesti pinigėliai avansas, viskas, o šitai buvo tikrai žmogus, kuris ne dėl garbės, aš manau, eina, bet eina dirbti tikrai rajonui, tikrai rajono žmonėms. Ir tikrai mes, atrodo, jeigu ją turėsim Seime, kad tikrai rajonas pajus realų savo žmogų atstovaujantį rajonui. Iš tikrųjų, gal kiek ir netikėtai, nes aš maniau truputėlį, kad bus kita kandidatė, bet kodėlgi, jeigu tikrai žmogus palankus rajonui, Vida aš pažįstu, jinai protinga moteris, energinga, daug metų, tai jeigu toks sprendimas jis, reiškia, toks turi vykti. Man svarbiausias dalykas yra tai, kad Rasai priėmė tokį sprendimą vis dėlto remti Liberalų sąjūdį kaip partiją. Kadangi, aišku, mes ilgai rinkomės kandidatą, iš mūsų, kaip matote, Rasų judėjimo nebuvo norinčių, nors yra stiprių žmonių, viskas. Bet nesam pasiruošę, kiekvienas turi savo verslą, kitas dar kažką turi, dar kažkas tikrai nesiveržia tai Seimą. Tai mes labai atsakingai galvojom, žiūrėjom. Ir vienas iš tokių pasiūlymų buvo Vida Ačienė. Tai absoliučiai tvarka, teisingumas ir Rasai yra čia, tik gali, esam koalicijoje, dėlėskim. Kažkas turi būti koalicijoje, kažkas turi būti opozicijoje, bet tai mes prieš tai, kad pasiūlyti tą kandidatūrą, su Vida kalbėjome, paklausėm ir partinė, nepartinė. Žinau, kaip labai gerą žmogų, labai darbštų, aktyvų, tikrai atsidavusi. Aišku, daug, ar vardinti, čia labai daug viską galima vardinti, viską neišvardinti turbūt. Tikrai labai šaunus žmogus yra. Negalime lygyti Vida Ačienę, su Otšu negalima. Aišku, kartu šeimoje gyvena viskas, bet kiekvienas žmogus turim savo charakterį. Tai tikrai Vidas, žinodami charakterį ir, aišku, galvodami, kaip čia bus, kad čia mūsų tapatins tvarkai, teisingumą ar panašiai, truputėlį prisibijojom, aišku, bet vis tik nusvėrė tas mąstymas loginis ir galvojimas, kad tikrai Raseinių rajonui daug gali atnešti naudos. Vida Ačienė šiandien Nacionalinės mokėjimo agentūros kaimo plėtros programų departamento direktoriaus pavaduotoja. Ir kol kas vienintelė moteris tarp kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Raseinių rajono apygardoje. Vasaros ritmu vyko 29 rajono tarybos posėdis. Vasariškai ramiai buvo nusiteikę ir 20 atvykusių rajono politikų. Neįprastai ramus ir neįprastai greitai praėjęs tarybos posėdis. Ko gero, pagrindinis akcentas tai abiturientų šimtukininkų sveikinimai. O jų net 6, 5 merginos ir 1 vaikinas.
Daugiau beveik visi tarybai pristatyti sprendimo projektai patvirtinti be ypatingų diskusijų. Beje, tarp 12 mūsų krašto seniūnų naujas veidas Šiluvos seniūnų patvirtintas Juozas Šlepas. O buvęs ilgametis šios seniūnijos vadovas Vygaudas Šeimys šiandien savivaldybės įmonės Būtų ūkis direktorius. Tiesa, kol kas laikinai einanti šias pareigas. Visą tarybos posėdžio vaizdo įrašą jūs galėsite pamatyti šiandien. Žemės ūkio statiniams, tvartams, mėšlo kaupykloms, garažams, sandėliams ir kitiems pastatams statyti reikia parengti statybos projektą ir iš savivaldybės gauti statybą leidžiantį dokumentą. Subrūsti turėtų tie, kas tokių leidimų neturi. Savavališka statyba tai statyba be statybą leidžiančio dokumento. O tai gali būti statybos leidimas, tai gali būti rašytinis valstybės tarnautojo ar kokios kitos įstaigos pareigūno pritarimas. Tuo atveju, kai šitie dokumentai nereikalingi, gali būti, kad tokiu dokumentu yra kaimyninio žemės sklypo arba bendrasavininko sutikimas. O tai be šitų dokumentų pastatytas statinys yra skaitomas savavališka statyba. Ką reikėtų žmogui žinoti, galbūt kokius dokumentus atsivežti, kokia visa ta eiga procesas? Ta galimybė išliks ir po naujų metų. Keisis tik tai tvarka. Pagal dabar galiojančią tvarką statytojams, kurie iki 2010 metų spalio 1 dienos pradėtų savavališkai statyti statinius, norėtų juos įteisinti, tai ir kuriems nėra surašyti savavališkos statybos aktai. Tai jie gali pasirengti projektus ir ateiti pas mus išsiimt statybą leidžiantį dokumentą. Tokia galimybė išliks, aišku, ir po sausio 1, bet 2013 metais įsigalios tokios procedūros apmokėjimo tvarka. Kaina tos procedūros pagal metodiką galės būti nuo 300 litų iki 500 milijonų. Tai vertinant statybos sąnaudas. Tai manau, kad žymiai geriau būtų iki to laiko susitvarkyti, kas dar gali ir nori. Savavališkos statybos įteisinimo procedūras reglamentuoja statybos techninis reglamentas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 metais. Reglamente sakoma, kad savavališkas statytojas arba užsakovas, kuris savo norų kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl iki 2010 metų spalio 1 dienos pradėtos savavališkos statybos, dėl kurios nėra surašytas savavališkos statybos aktas, įteisinimo teisės aktų nustatyta tvarka rašo prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Savo nuosavoje valdoje žmogus susigalvojo prie ūkinio pastato prisistatyti malkinę. Ar tai yra savavališka statyba? Daugybė kriterijų. Pagrindiniai tai, sakykime, kokios kategorijos tai bus statinys. Jeigu tas statinys nesudėtingas, jeigu sklypas, kuriame ruošiamasi statyti malkinę, nėra saugoma teritorija, nėra kultūros paveldo teritorija ir malkinė, sakykime, nutolusi nuo kaimyno sklypo ribos ne mažiau nei 3 metrai, tokiu atveju jokio statybą leidžiančio dokumento nereikia. Tai čia tokie pagrindiniai, sakykime, reikalavimai. Aišku, į kiekvieną situaciją reikėtų žvelgti individualiai. Tai dėl šitų klausimų irgi žmonės ir skambina, ir ateina pasiklausti, visiems tikrai padedam, atsakom. Savivaldybės administracijos vyriausias architektas akcentavo, kad kiekvienas gyventojas, kuriam kils klausimų, turi kreiptis į savivaldybės administracijos architektus, atsineždami žemės nuosavybės dokumentus. Dar 2004 metais mūsų vyriausybė yra priėmusi triukšmo valdymo įstatymą. 2005 m. gruodžio mėnesį pirmąją tyliąją zoną patvirtino Klaipėdos miestas. Vilniaus mieste šiandien yra patvirtintos 7 tyliosios zonos, kaimyninėme Kėdainių rajone yra 3. Šiandien savivaldybės tinklapyje mūsų rajono gyventojai gali rasti skelbimą, kuriame yra siūloma teikti raseiniškių nuomonę reikalingas tyliasias zonas mūsų mieste ir miesteliuose.
Triukšmo valdymo įstatymo pagrindas – žmogaus gyvenimo kokybės užtikrinimas. Tai pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymą tyliosios zonos yra skirstomos į 3 tipus. Tai būtent tylioji aglomeracijos zona, kuri nustatoma yra didžiosios savivaldybėse, kurių gyventojų skaičius viršija 100 000. Mūsų savivaldybėje bus nustatomos tyliosios viešosios bei tyliosios gamtos zonos. Tai būtent tylioji viešoji zona, urbanizuotų teritorijų zona, kuri yra netrikdoma transporto, pramonės. Ir toje zonoje nėra draudžiama būtent rekreacinė žmonių veikla. Tai yra vietos, kuriuose galima bendrauti, trumpai ilsėtis bei kažkokią socialinę kultūrinę veiklą užsiimti. O tyliosios gamtos zonos tai yra zonos, kuriuose taip pat yra netrikdoma transporto, pramonės, kažkokių kitokių mechanizmų keliamo triukšmo, taip pat kaimynų ar lankytojų keliamo triukšmo bei rekreacinės veiklos. Ir būtent pagal Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas tyliosios zonos įvardymos kaip parkai arba draustiniai. Ir kažkokios tai išskirtinės zonos tyliosios tai būtų ligoninės teritorijos, gyvenamosios teritorijos. Ir kalbant apie tas vietas, jūs ir kviečiate raseiniškius siūlyti tyliąsias zonas. Tai kokias tas zonas jie gali siūlyti, kalbant, sakykime, apie tą patį mūsų miestą? Iš tikrųjų, galima siūlyti įvairias vietas, kurios raseinių žmonėms atrodo turėtų būti paskelbtos tyliosiomis zonomis. Pagrindinės triukšmo valdymo priemonės – transporto srautų reguliavimas, garso perdavimo mažinimas, ūkinės veiklos sąlygų reglamentavimas ir triukšmo normavimas. Pavyzdžiui, jeigu daugiabučio ar individualių namų kvartalas prašytų ir rajono taryba patvirtintų tyliąją zoną, gyvenamųjų namų kvartale automobiliai galėtų važiuoti ne daugiau nei 20-30 km/h greičiu. Privalumai ir būtų, kad tyliosiose zonoje būtų numatyta maksimalus garso lygis, kurio nebūtų galima viršyti. Ir kaip tas lygis numatytas, jo negalima viršyti, tai kaip tik ir ten tyliau jau tampa. Ir galbūt trūkumai būtų tokie, kad tai nebūtų iškart pasiekiama, kadangi visgi brangios yra prevencinės triukšmo priemonės, kuriomis ir būtų siekiama ta tyla. Kas kontroliuos, kas vykdys tą, sakykime, nemalonųjų darbą, būtent įgyvendins, kad tos tyliosios zonos ir taptų tyliosiomis? Iš tikrųjų, bus atliekami triukšmo matavimai nustatytose zonose. Šiuo metu yra atliekami taip pat matavimai triukšmo Raseinių rajone. Yra matuojama 40 vietų triukšmas. Tai atlieka Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Tai mes tikimės, kad jis atliks ir mūsų tyliosiose zonose nustatytose. O visą viešąją rimtį, žinoma, prižiūrės policijos pareigūnai. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme išskiriamos 3 tipų tyliosios zonos. Tylioji aglomeracijos zona, tylioji gamtos zona ir tylioji viešoji zona. Tad gyventojai turintys idėjų, kurias zonas mūsų krašte galima būtų pavadinti tyliosiomis zonomis, dar turite galimybę savo mintis siūlyti savivaldybės administracijos gydytojai. Rajono tarybai sprendimo projektas apie mūsų miesto ir miestelių tyliasias zonas bus pristatomas jau rugpjūčio mėnesį. Mūsų kraštas nuo neatmenamų laikų yra siejamas su Šiluva. Piligrimai, maldininkai ir, žinoma, garsieji Šiluvos atlaidai – tai tūkstančių maldininkų dėmesio sulaukianti masinė malda, trunkanti visą savaitę. Šiluvos seniūnijai ir rajono savivaldybės vadovams bei specialistams Šiluvos atlaidai nemažas rūpestis. Kad rugsėjo mėnesį prasidėsiantys atlaidai vyktų sklandžiai, tuo jau rūpinamasi šiandien. Rajono meras kartu su jo ekscelencija Sigitu Tamkevičiumi į susitikimą sukvietė atsakingų institucijų vadovus – policijos, greitosios medicininės pagalbos, komunalinio ūkio. Aptarti kasmet vykdomi šių institucijų darbai. Pasak ekscelencijos, šiemet vyks tradiciniai atlaidai, akcentu būtų galima pavadinti nebent rugsėjo 14 dieną aukojamas mišias, kurios bus skirtos mūsų kraštiečiui, poetui Maironiui. Susirinkime daug kalbėta ir derinta su ekscelencija dėl būsimo kryžių kelio. Šis projektas jau netoli starto tiesiosios, šiuo metu derinami baigiamieji darbai. Pagal planą šiandien medžio drožėjai jau kūrė 25 kryžius ir 10 koplytstulpių. Nuo Raseinių miesto iki pat Šiluvos planuojama padaryti net 20 stotelių. Šilinės šiemet prasidės rugsėjo 7 dieną.
Kągi, tiek naujienų ir žinių šį kartą. Tikime su jumis susitikti šį šeštadienį Viduklėje Kuldūnų šventėje. Visiems gražaus, ramaus ir spalvingo savaitgalio. Iki.